Juškevičius šiemet pelno po 19 taškų nacionalinėse pirmenybėse. O pagal naudingumo balus, pagal pirmenybėse laimėjo visus susitikimus namuose ir jau kaip minėjau apskritai ir išvykose. Žalgiris yra nenugalimas. Robertas Javtokas ištaiso klaidą, blokuodamas varžovo metimą. Vytenis Lipkevičius Kalniečiui, laisvas Mantas Kalnietis, atakuoja drąsiai ir dar vienas tritaškis. Pats Mantas Kalnietis labai gudriai dabar pamatė Vimsas pusiau dešiniajame krašte prieš jį Simas Buterlevičius. Gražiai 2-2 sužaidžia su Milovanu Rakovičiumi. Laisvas ties tritaškių prašo kamuolio dešiniajame krašte. Pats nusprendžia veržti Simas Buterlevičius. Nesėkmingai Simas Buterlevičius. Tokiu penketu žaidžia svečiai. Milovanas Rakovičius. Apsigina Mantas Kalnietis be pražangos. Iš karto meta kamuolį į priekį. Paulius Jankūnas deda iš viršaus ir atstato Žalgirio persvarą turėtą įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Iš karto, vos tik perėmęs kamuolį, nieko nelaukęs. To laisvės atsiveria ir Pauliui Jankūnui ties tritaškio liniją. Įmeta Adas Juškevičius, labai sudėtingai. Juškevičius prieš Dežuaną Kolinsą. Pats Adas Juškevičius iki galo nuo lentos lygina rezultatą. Na tai yra dar viena tokia įdomi mikrodvikova. Dežuanas Kolinsas prieš Adą Juškevičių, buvę du komandos draugai. Įmetamas kamuolys Adui Juškevičiui, vėl mikrodvikova prieš Dežuaną Kolinsą. Laimi Adas Juškevičius ir pirmą kartą į priekį įsiveržia Prienų Rūdupio krepšininkai. Kamuolį puolime, tiesa, įmesti jo nepavyksta. Kontrataka Artūras Milaknis. Klimavičius lieka prie Milaknio, susikeitė dabar žalgiriečiai dengiamaisiais. Delinkaitis prieš Oreliką, Povilas Butkevičius supykęs ant visų, deda iš viršaus už tą nesėkmingą epizodą prieš tai gynyboje. Rūdupis vėl priekyje. Einių Šalenga, Klimavičiui. Perima kamuolį Butkevičius kartu su komandos draugu Juškevičius. Tiksliau, Simas Buterlevičius, taškai įskaityti ir dar vienas baudos metimas. Sonio Vimsas. Pats drąsiai iki galo. Lieka gulėti ant parketo, po to jau taktinė Labucko pražanga. Gražus epizodas čia pralinksminantis žiūrovų Žalgirio arenoje. Šiame kilinuke. Gražiai dabar Paulius Jankūnas pritraukė prie savęs Gediminą Oreliką, atidavė kamuolį Robertui Javtokui ir pastarasis atstato 5 taškų persvarą. Sekundžių Gediminas Orelikas prieš Šalengą. Lipkevičius prieš Kadžiulį. Iš toli Adas Juškevičius susirena, Panas Rakovičius. Sonį Vimsas į priekį Kalniečių, Alijupas įmuša kamuolį Sonį Vimsas. Su Mantu Kalniečiu gražus tandemas čia, o vienas iš Prienų Rūdupio krepšininkų guli ant parketo.